Sveiki, tai šiandieną papasakosime apie mūsų pasirinktą buitinę techniką. Rinkomės Bosch'o Accent Line. Kodėl būtent šią? Todėl, nes Mantas nenorėjo jokių pilkų akcentų, kad būtų ir viskas būtų kiek įmanoma juodžiau. Tai kaip matote, tiek kavos aparatas įmontuojamas, tiek mikrobangų krosnelė ir orkaitė yra juodos, be jokių sidabrinių detalių. Taipogi ir įmontuojama kaitlentė ir visa juoda su integruotu gartraukiu. Tai jinai neišsitraukia nieko, tik tais galima ją išsitraukti, kai norima išplauti. Labai paprasta, lengva, pastumėm ir išimam. Dar viduje reikas kažkiek grubiai, kad turbūt kas pusmetį filtrai keičiasi angliniai. Valdymas yra tikrai paprastas, yra starto mygtukas, 9 skirtingi variantai kaitinimui pasirinkti. Yra būsto funkcija, čia gartraukio stiprumą irgi galima reguliuoti ir galima užstatyti timerį, kai žinoma padėtas yra jau puodas ir įjungtas užsistato timeris. Kas dar iš pliusų su integruotu gartraukiu, kai gamini valgyti visą laiką automatiškai vis tiek bent kažkokiu ten vidutiniu to galingumu įsijungia. Tai niekada nebus, kad nei pamiršau įjungti, ten garai kažkur visur. Dar kas yra, jisai yra įfrezuotas. Kol kas nesame apsitepę jokių silikonų, bet tikrai planuojame, nes matome, kad kaupiasi šiukšlės ir yra sudėtinga šiaip ištraukti jį ir išvalyti. Paliktas gal milimetro tarpelis su perimetru, kad šioks toks laisvumas būtų. Tai jį reikėtų užpildyti vis tiek. Pasirinkome saloj daryti kaitlentę, todėl nes yra jinai ir plati, tada neliktų beveik visai vietos šičia darbastalio, ką pjaustyti, nes užimtų beveik visą vietą kaitlentė. Tai norėjome pasilikti šitą dalį būtent pjaustimams, plus šičia spintelė atsidaro, tai irgi atima jau kiek vietos ir tada tiesiog nebesigauna niekai įmontuoti. Dar, kas buvo iš pastebėjimų, kai planavome ir kalbėjome su kitais meistrais, vieni labai skeptiškai žiūrėjo, todėl kad čia gaminsi ir puodas gali nukristi į kitą pusę, aplieti vaiką ar dar kažką, tai gal tada rekomenduotų daryti platesnę salą arba kur išsitraukia šitoj vietoj bent jau gartraukis, kad tokia sienelė pasidarytų vizualiai ir mažesnė tikimybė nukristi puodams. Nežinau, jau mes nuo gruodžio gyvename čia, dar neturėjau tokio atveju, kad kokie puodai nukristų. Šiaip jie atvarti, neįsivaizduoju, kaip galima numesti puodą. Esi kad nors gyvenime numetus puodą nuo kaitlentės? Arba pastūmus tiek, kad jau ten ant ribos būtų. Ne, bet retai susidari, žinai, kad šitaip mes kotedže tai turėjome. Bet niekada tu jo nepastumi į sienutę. Niekada tikrai. Kad atsitrenktų ten kažkaip stipriau dar. Nežinau, keista šitą. Bet tokį gavom pamastymą, bet dėja neturėjome kito variantos. Šitos dalies irgi net norėjome platinti. Tai yra kaip yra, esu patenkinta. Gavau klausimų, ar neapsitaško labai riebalais. Taip, apsitaško riebalais. Bet man atrodo, ar jinai čia bus, ar tenais bus, jinai vis tiek apsitaškys. Ir po kiekvieno gaminimo, tu, jeigu nori palaikyti tvarką virtuvėje, tu visuomet apsivalai. Tai kaip ir problemos aš šitoje vietoje nematau. Plius, smagu yra, nes pas mus svetainė yra pailga ir kai gaminu, aš galiu tada matyti, ką veikia vaikas, ką veikia vyras, ką veikia svečiai, jeigu atvažiuoja ir to pačiu palaikyti pokalbį su jais, o nebūti atsisukus nugarą į juos ir nematyti viso veiksmą vykstančio namuose. Rinkomės įmontuojamą kavos aparatą, todėl nes neturime svetainę televizoriaus. Tai leidau savo nusipirkti įmontuojamą kavos aparatą, nes kava man yra must dalykas. Kuom čia yra labai smagu, kad jau kaip ir matote, neringos latė, galima išsisaugoti tau patinkančią kavą, tada nereikia ieškoti per visus variantus. Yra paprastos standartinės kavos, tai ten didelės ekspreso kavos, kapučinai, pienas su ekspresu ir panašiai. Yra ir globaliai gaminamos kavos, tai pavyzdžiui prancūziška latė, kur nėra pieno putos. Čia irgi viskas yra labai paprasta viduje, gal biški Mantas prieis arčiau, kad matytųsi. Šiaip kas patiko įmontuojamam aparatą, tai visas valymas labai tvarkingai sardo absoliučiai kiekviena detalė ir pats kavos aparatas ant ekrano rodo instrukciją, kaip tą daryti, kaip valyti, ką galima indaplovę dėti, ką negalima.
Tai labai labai patogiai ir paprastai. Jeigu planuojate dar tokį kavos aparatą dėtis, tai rekomenduojame atsivesti vandenį, nes tada nereikės pripilinėti. Aišku, gaila, kad nėra dar tos funkcijos, kad nereikėtų išvalinėti kavos tirščius. Man atrodo, būna tokių kavos aparatų, bet jie jau tokia komercinės paskirties, yra labai dideli. Ir norėjau, kad irgi būtų, kad nereikėtų šito išiminėti dalies, nes čia prisikaupia viskas, kai valymas vyksta. Ir kavos tirščiai. Tai va šitą dalį vis reikia, aišku, ganėtinai dažnai išvalyti. Bet vis tiek labai didelis pliusas, kad vanduo yra pajungtas, nes tiesiog vieno to papildomo veiksmo vis tiek atsikratai ir tikrai dažniausiai turbūt reiktų vandenį pildyti. Ir šito dalis irgi reguliuojas pagal kavos puodelį. Dar ir dedasi pieno talpa. Čia dabar, aišku, netuščia yra pas mus. Bet įsistato, uždaro. Šiaip dar kas galima paminėti, kad galima nustatyti aparatą tiek ir kad iš pieno pakelio dėti, nesvarbu. Iš tikrųjų, tiesiog nustatymas pasikeičia vien svorį, pasisveria kitokį ir tiek. Tai nereik bijoti, kad to įsidaužysi tą indelį ir jau nebeturėsi kaip pasidaryti kapučiną. Nes kartais patingi, tai įdedu tiesiog pieno pakelį. Bet kai svečių būna, tai įdedu į tą stiklinį. Toliau keliaujame prie šaldytuvo. Čia jie gražiai yra paslėpti pas mus. Mes dėjome atskirai 2 šaldytuvus. Tiesiog pakeitėme vyrius, kad atsidarytų į vieną ir į kitą pusę. Šičia pasilikome vietą laisvą tam, kad išlaikyti aukštį tolygų spintelių. Tai čia jau dėl bendro estetinio grožio. Esu labai patenkinta tais 2 šaldytuvais. Negaliu pasakyti tiksliai, koks būtų kainų skirtumas, bet tikrai gaunasi ženkliai pigiau šitas variantas, negu daryti įmontuojamą 2 šaldytuvą. Ir šiaip 2 pasirinkimo labai mažas įmontuojam. Vos keli modeliai buvo, kai ieškojau. Ir šičia gaunasi, kad yra 2 kameros. Šaldytuvai irgi yra Bosch gamintojų. Keliaujame prie mikrobangų krosnelį. Kadangi kotedže turėjome Samsungą ir atsidarinėjantį labai nepatogiai, nes jis atsidarydavo šitaip. Nors ir mes aukšti būdavom, bet tai sukeldavo vis tiek labai daug nepatogumų. Ir mano buvo vienas iš reikalavimų, kad tikrai atsidarinėtų šonu. Galima paspausti mygtuką, kad atsidarytų, bet fainas dalykas, kad jinai turi ir viršui tokį profiliuką dėtą. Tai galima ir be mygtuko paimti ir atidaryti. Valdymas irgi yra labai paprastas, aiškus, kas irgi svarbu, nes Samsungo buvo baisiai neaiškus valdymas. Ten kiek gyvenau laiko, tiek ir nesupratau viską, reikėtų paspausti vieniems ar kitiems atšaldymams, šildymams daryti. Išmokė man tas vieną dalyką, kaip pasišildyti maistą ir tiek, ir aš ten daugiau nieko nebesugebėjau. O šičia yra aišku bent jau, koks yra įjungimo mygtukas, koks yra start-stop mygtukas, atidarimas, laikmačio uždėjimas ir yra čia irgi mikrobangos. Pagal patiekalus galima pasirinkti, valymo pagalba, pagrindinės nuostatos, nežinau, čia nelendu šiaip į šitus, ką aš visą laiką spaudžiu, tiesiog mikrobangos ir nusistatau laiką, kokio man reikia. Irgi labai patogiai nusistatinėja, noriu minutės, noriu sekundės nustatau. Tai visas valdymas, atsidarimas, spalva, viskas atitiko mūsų kriterijus, kaip mes ir norėjome. Tada keliaujant prie orkaitės, jinai irgi yra ganėtinai standartinė, čia vaikų apsauga, bet dažniausiai nuo suaugusių apsauga. Tai yra standartinė, pasakyčiau, viskas su ja yra paprasta, aišku. Taip, irgi atkaitinimo būdus galima pasirinkti, viskas, aišku, 3D karštas, viršutinis, apatinis ir taip toliau. Čia kokių tik nori, pasirinkimas tikrai yra didžiulis. Ką dažniausiai renkuosi, tai 3D karštas arba viršų ir apačia, kad šildytų. Tada yra laikmatis, nusistato ir viskas ir gaminasi. Matai irgi per kiek laiko, per kiek laiko įkais ir kokia būna temperatūra jau, vien besikaitinant, kad tau reikia, jeigu, sakykime, 200 laipsnių, tai matai, kad tenais yra dabar 140 ir atkyla vis po truputį iki tų 200. Tai tikrai viskas yra labai paprasta, intuityvu ir gražu. Kas dar yra komplekte, tai ko dar nenaudoji, tai mėsos termometras. Nenaudoju. Jo, bet šiaip tikrai geras dalykas, tai ten kažką įdomiau gaminam. Taip.
Jeigu jūs mėgstate taip gaminti, tai tikrai yra galimybė. Kažkada gal ir man taip pagamins. Dar yra indaplovė pas mus irgi. Bošo. Tai turi 3 dalis. Čia išsitraukia atskirai įrankiams. Tai šitą dalį tikrai rekomenduoju. Šitą tai mas tikrai, nes labai daug telpa ir patogiai ir gerai išspauna. Taip, čia pagrinde dedu puodukus, o šičia dedame lėkštes. Čia dedasi valymosi tabletė, čia skystis pilasi, valdymas irgi yra eko, auto ir nuo 40 iki 70 temperatūros valymą galima pasirinkti. Tai ant grindų projekcija rodo laiką, čia dabar aišku dieną tai net neįmanoma būtų pamatyti ir įjungus. Čia būna matomas laikas, kad dirba ir kiek laiko truks. Ir kas dar, tai mes rinkomės, kad čia fasadė neturėtų profilio, kad jinai turi nuo prilietimo atsidaro. Kad neturėtų jokios rankos. Jo, jinai turi elektrinį varikliuką, kuris atsidaro. Tai čia pačioje indaplovėje buvo, nereikia kažkokio atskirai pirktis. Tai dėkojame šiandieną, kad žiūrėjote, tikimės, kad informacija buvo naudinga jums ir laukite kito mūsų pristatymo, bei nepamirškite sekti mūsų Instagrame ir YouTube Vaivadukų namai.